pasiūlymų ir tų galimybių yra begalybė. Labai lengva kažkur išleisti daugiau, net taip susiplanuoti, kaip tu galvotum, ar tau kažkas patartų. Kaip ir pradžia, kodėl aš atkeliavau finansinės konsultacijos, be abejo, buvo būsto klausimai. Ilgainiui tas konsultacijos procesas, jisai apėmė ne vien tik tą vieną klausimą mano, kurį iškeltą. Šiek tiek primena mokyklą jausmas pirminis. Ateini sėdi kaip mokinukas ir tavęs ten klausia, ką jūs čia planuojat, ką dėliosit. Nu, iš tiesų tokių klausimų savo dažniausiai nekeli. Finansų planas labai skamba taip jau grėsmingai, bet iš tiesų tai yra paprastas tavo pajamų ir išlaidų sudėliojimas į stalčiukus. Ką daugiausia rašiausi, tai rašiausi, kur aš išleidžiu šiandien dienai daugiausia pinigų. Tikrai nesekiau iki to laiko ir nedėliojau, kad ten maistui tiek, ten aprangai tiek, bet plius minus. Tiesiog nėra to finansų plano kasdienybėj, bet tiesiog tai tampa įpročiu ir tai tampa rutina, ir tavo planavimas tampa tau nepastebimas. Man asmeniškai yra svarbu labai ir ko aš banke ieškojau, lygiai taip pat yra asmeninis santykis su žmogum, su kuriuo tu bendrauji. Ir jeigu tu pajauti, kad tu gali iš to konsultanto išgirsti tai, su kuo tu sutinki, tu išgirsti kažką naują, tai tas santykis po truputį mezgasi. Ir tos konsultacijos jos ilgainiui tampa tarsi draugų pašnekesiu, bet tai pašnekesys yra pakankamai svarbus dalykus. Tu kartais nematai, ko tu išleidi daugiau ir ko galėtum sutaupyti. Tai bet kai tau pataria iš šono ir iš to žmogus, kurio tu pasitiki, tai tada ir tampa ramiau ir paprasčiau